Tai naujas iššūkis, kuriame mergaitės gamins lėlių namelius. Britnė gamina namą Barbiai, o Monika – raganai. Pažiūrėkime, kuri namą pagamins geriau. Britnė paprastai žaidžia su Barbie, o Monika žaidžia su savo mylima ragana. Jos turi tik vieną namą ir jo akivaizdžiai neužtenka dviem lėlėms. Jos visada dėl jo pykstasi. Na va, jis sulūžo. Žinai ką? Aš pati pasidarysiu namą. Suklijuosiu kartoninės dalis. Štai taip. Aš genijus. Ir dabar mano namas paruoštas. Puiku. Ką? Monika turi panašų namą? Taip, aš taip pat pasistačiau savo atskirą namą. Su ne vienintelė, kuri tai moka. Štai langas. Ką? Aš taip pat turiu langą. O, ji viską kartoja paskui mane. Duosiu jai pamoką. Štai mano vandens pistoletas. Daug geriau, Britnė. Ei, tai buvo juokinga. Ne, tai ne juokinga. Aš visa šlapia. Bet turiu idėją. Turiu makiažo lagaminėlį. Čia yra daug nagų lakų. Išsirinkime tobulą spalvą. O taip, ši švelniai rožinė yra nuostabi. Dabar nudažykime ją mano namą. Oho, jėga. Aš irgi turiu idėją. Nudažysiu savo namą žaliai. Gausis tobulą. Su šituo tikrai bus greičiau. Na, aš baigiau dažyti savo namą. Aš irgi baigiau. Ką daryti toliau? Leisk man pagalvoti. Teisingai, stogas. Uždenkime jį šiuo audiniu. Mano stogas bus padengtas lapais. O, tai puikiai papildo šią žalią spalvą. Dabar padarykime rėmą langui. Bus nuostabu. Man taip pat reikia rėmo, bet mano bus baltas. Ir pažiūrėk į šį batą. O aš turiu raganos kepurę. Kaip miela. Man mano namas irgi patinka. Kas toliau? Teisingai. Pradėkime daryti pirmąjį aukštą. Tieskime kilimą. Ten bus svetainė. Mano ragana šiame kambaryje priims svečius. Sofa, medis. Oho! Dar keletas augalų ir akmuo. Kavos staliukas, žinoma. Ir mano ragana galės ant jo laikyti savo kepurę. Tai nuostabu. Ką manote? Ar jums patinka mano kambarys? Na, dabar tai tavo kambarys. O, mums tikrai reikia veidrodžio. Mažoji ragana, prašau. Bus nuostabu. Tiesą sakant, mums reikia daugiau veidrodžių. Mano lėlei tai labai patinka. O, aš tokia laiminga. Šaunuolė Monika. Britnė, o kaip tu? Aš taip pat darau pirmąjį aukštą. Tavo yra baisus palyginti su manuoju. Monika, žiūrėk ir mokykis. Štai kilimas, sofa, stalas. Oho! Ir šiek tiek dekoro, žinoma. Tau tikrai reikia televizoriaus. O, tavo mėgstamiausia laida? Tai taip juokinga. Aš čia visą laiką juokiuosi. Oho, tobula. Barbė, kaip tau patinka? Na nagi. Na, kaip ir sakiau, mano kambarys tikrai atrodo geriau. Taip, neįtikėtina. Nesąžininga. Ką turėčiau daryti antrame aukšte?
Idėja. Palauk ir pamatysi. Na, mes turime gražią vėją. Ji tokia minkšta. Tobula. Na, kaip tau patinka mano ragana? Tu turi dviratį. Žinojau, kad tau patiks. Taip pat tvenkinys. Neįtikėtina. Mažas suoliukas ir tu gali ten pailsėti. Taip pat vakarais galėsi stebėti plaukiojančias mielas anteles. Prašau, antelės, štai jūsų nauji namai, tobulas tvenkinys. Na, prisėsk mano meilę. Mano ragana labai mėgsta skaityti knygas. Žinojau, kad tau patiks. Tobula. Grįžau iš parduotuvės. Nupirkau viską, ko reikėjo mano Barbiai. Pirmiausia, padarysiu jai baseiną. But first, the pool needs to be filled with water. Teisingai. Štai taip. Mano tobulas baseinas. Keletas gultų ir skėtis. Įvairios detalės ir šiek tiek muzikos, žinoma. Mano Barbė negali eiti maudyti su šiais drabužiais. Ji turi persirengti maudymosi kostiumėliu. Taip daug geriau. Na, leisk man tave paguldyti ant gulto. Štai tau kokteilis. O Barbė, žiūrėk, ateina tavo draugai. Jie nori pasimėgauti tavo šaunių baseino vakarėlių. Jėga, Kenai, mes tavęs tikrai seniai nematėme. Mylimasis, Džese, tai netinkama apranga baseinui. Ši daug geresnė. Na, gali lipti į baseiną. Visi vėsinasi. Oras toks karštas ir kokteiliai jums padės. Prašau. Tobula. Oho, pas Britnę ten ištisas vakarėlis. Galbūt mano raganai to net nereikia. Na, we're making the second floor. There will be a kitchen here. Mano virtuvė taip pat bus rožinė. Kaip miela. Dabar pažiūrėkime, ką čia turime. Tobula. Keletas užkandžių. Oho, taip pat šiek tiek maisto. Dabar keletas virtuvės reikmenų. Oho, net skrudintuvas. Padarykime porą skrebučių. Oho, tai tikrai suveikia. Dedu jį į lėkštę. Imu šiek tiek uogienės. Barbė, laikas tau pietauti. Aš jį tau pagaminau. Prisėsk, aš tau padėsiu. Mano Barbiai labai patinka skrebučiai. Na, mano drauge, skanaus. Tepu uogienę ant skrebučių ir ragauju. Bus taip skanu. Na, žinojau, kad tau patiks. Tu irgi turi virtuvę? Taip, bet yra skirtumas. Mano geresnė. Štai kokteilis. Mano raganos mėgstamiausias tirštasis kokteilis. Draugai, šios virtuvės tikrai šaunios. Ir mes judame toliau. Pažiūrėkime, ką turime paruošę. Trečiame aukšte bus miegamasis. O, čia mano ragana galės pailsėti. Juodas kilimas? Tai yra kilimas. Oho! O, tu visada kartoji paskui mane.
Tai bus lova. O aš turiu rožinę lovą. Pažiūrėk į šią milžinišką blizgančią širdį. Ji tiesiai ant sienos. Man taip pat reikia spintos. Joje bus laikomi mano raganos drabužiai. Taip pat keletas knygų. Vėlgi, ji mėgsta skaityti. Ir keletas jos mėgstamų daiktų kartu su plakatu. Mano Barbės spinta tikrai didesnė. Ji turi tiek daug drabužių. Sudėkime viską. Štai rankinės ir batai. Mano Barbei tai patiks. Mergaitės, tie miegamieji yra nuostabus. Jūsų lėlės bus jais sužavėtos. O, aš žinau, ką daryti. Pakeiskime mano Barbės drabužius. Oho! Viskas atrodo taip gražiai. Nežinau, ką pasirinkti. O, na, mano ragana savo kambaryje turi vinilinių plokštelių grotuvą. Ji galės rengti šokius tiesiai savo miegamajame kiekvieną dieną. Taip, tai taip smagu. O, taip. Mano Barbė tokia graži. Bet man nusibodo žaisti vienai. O, idėja. Eikime pas mano kaimynę su pyragu. Monika! Sveika! Mes ateiname pas tave netuščiomis rankomis. Mano Barbė nusprendė pavaišinti tave pyragu. O, kaip miela, pažaiskime kartu. Mūsų lėlės juk draugės, kaip ir mes.